Atvažiavau pasižiūrėti, kaip galutinis variantas atrodo langų. Dėjom, girdite iš garso, bet visai kitoks yra langų, kai tukseni garsas, kai jie yra grūdintos stiklo. Tai sistema, va, kaip atsidarinė. Vaikam realiai be problemų atidarinėt, man net jėgų jokių nereikia. Tiek sistema gražiai visa suvesta nuo iki. Medinės dalis irgi čia greičiausiai apsiskardins, tokia pačia spalva ir atrodys kaip lango vientisumas. Neiškris, kaip sakyti, iš konteksto tas medis. Pažiūrėjau, galvau, gal reikėtų jį dažyti, bet žiūriu, kad dabar vėjo juosta yra. Tai kaip ir vieną kartą jau minėjau, kad visą laiką tokie dalykai darosi proceso eigoje. Tu gali ten projektuoti, dėlioti, bet vat, atėjo dabar toks momentas, savo užbaigimas ir galvom apie skardą. Tai greičiausiai taip ir bus. Čia skardelė, čia gražiai skardelė užsileis. Tam, kad terasa po to prieitų prie krašto. Nes lietus lyja, turi kažkur nubėgti, tai bėgs vanduo nuo lietaus. Nu, aišku, jis jeigu pasieks, po stogu nepasieks, bet šitoj pusėje tai tikrai pasieks. Dėl to reikia gražiai nuožulnumą pasidaryti. Ir va, viskas gražiai išsibaigs. Kol kas neturi nei prie ko prikibti, einam vidų pasižiūrėti, kaip atrodo iš vidaus viskas. Turim prabangius laiptus, labai tokius modernius, šiuolaikiškus. Jie šiaip pakankamai stabilus. Tokie. Nu va, ir namelis, aš jau matau, kaip šitam kampe bus kažkoks kampas, čia staliukas bus, jo, čia bus pertvaras sienos. Šiaip jau net jaukiau, čia net nėra taip šalta kaip lauke. Ką reiškia, kaip gerai apšildytas stogas, nes tą irgi namų darbą turėjom pasidaryti. Tai nebus to tokio nuožulnumo, kaip dabar matom, jis visiškai išsilygins. O ką dabar reikia padaryti? Kad eitų toliau darbai ir kad nebūtų taip drėgna, nes vis tiek grindinys dar matosi drėgnas, jis nėra išdžiūvęs. Tai reikia paimti šilumą laikiną ir drėgmės sutraukėją tokį pastatyti. Tai tik tai viena nedidelė bėda pas mane, aš užmiršau laidą. O kadangi užmiršau laidą, reikia skambinti Kramo ir prašyti, kad atvežtų tą vadinamą prailgintoją. Kaip mano atveju atsitiko, ne visada tu viską užsirašinėjai, ko tau reikia, o ir atrodo, kad viskas žymiai arčiau. Aš per vieną langą maždaug skaičiau tą nuotolį, čia iš tikrųjų žymiai toliau yra. Tai šį patalpa kažkokia PR2, nes pažiūrėjau, atrodė tiek mažai vietos, o dabar žiūriu, kad realiai vienbutis gaunas. Realiai iš bėdos, jeigu mane išvytų iš namų, aš galėčiau visai čia pagyventų į pirtelį mėnesį vieną kitą. Turiu Raimundo telefoną iš Kramo, sakė, jeigu kokia bėda, skambink, viską pristatysim, tai va tai sužinosim, kaip čia tas viskas vyksta. Kramo Raimundas, laba diena. Labą dieną, Raimundai. Tai kaip ir kaip kalbėjom, kad jeigu kažko tai trūks, tai sakėt, galėsit privežti. Aš kai vis laik įsižiojęs ir vis dėlto nepamatavau, kiek ten to kabelio reikia iki patalpos galo, kad tas šildytuvas pūstų ir šildytų patalpą, kad ten sugertą vandenį, tai žodžiu, reikėtų man labai... Būtent šildytuvui reikės to kabelio? Jo, šildytuvui reikės trifazinio. O drėgmės surinkėjui užtenka? Užtenka, jo. Net dėl to, kad per patį vidurį, o elektros įvadas ten šalia, tai viskas gerai. Supratau, tai čia privežti reikėtų pas tave į tą lendą, tai? Jo. Tvarkoj, žiūrėk, nu tai manau, kokios valandos bėgi būsim vietoj tada. Dėkui labai, Raimundui, tada. Iki susitikimo. Gerai, ačiū labai, iki. Nu va, greitai ir operatyviai, kaip pasakė, taip ir atvežė iš tikrųjų. Kramo realiai visada patars, kas liečia įrankius. Ar tau reikės kažkokio tai labai ten sudėtingo įrankio ir tu visiškai apie tai neišmanai, nei apie skiesmenis, nei apie galingumus. Visada susilauksi atsakymo, visada patars. Kramo labai yra paprasta. Mes čia gražiai jungiamės. Mažytė razetytė. Oi, kaip čia sulietęs du laidukus, kaip aš čia praskruščiau. Keptas merūnas. Galima būtų iki liepto galo, man atrodo, damesti. Nesismulkina vyrai, sako, nori prailgintoją, turėsi prailgintoją. O, procesas vyksta. Gerai, ten viso gazo, o čia gal nevyrinkim iki pačio galo. Taip, tai dabar pūs visą drėgmę tenais.
O šis aparatas turėtų viską sutraukti. Tai galima, aišku, į laikiną kanalizaciją viską sukišti, ten mes turim kibirėlį. Tai matysim, net kiek tos drėgmės ištraukia. Vis tiek aš čia dažnai būnu. Gerai, viskas vyksta.